Sveiki, taip gausiai susirinkę, malonu, kad tiek daug domisi antsvoriu, nutukimu, šią problemą, kuri aktuali. Tai šiandien pakalbėsim apie antsvorį ir nutukimą ir kodėl tai pavojinga sveikatai ir kaip su tuo kovoti. Esu Lietuvos nusipelnęs gydytojas, ilgametis klinikinės praktikos gydytojas, specialistas, infekcinių ligų gydytojas, habilituotas mokslo daktaras, Vilniaus universiteto profesorius. Šiuo metu konsultuoju žmonės, pacientus, kuriems įprasti sprendimai nepadeda. Antsvoris ir nutukimas yra viena rimčiausių 21 amžiaus iššūkių visuomenės sveikatai. Per pastaruosius 2 dešimtmečius nutukimo paplitimas išaugo net 3 kartus. Europos šalyse 1 iš 2 žmonių turi antsvorį, o 1 iš 3 yra nutukęs. Kodėl yra taip atsiradę? Kodėl tokie skaičiai ir kodėl toks didžiulis paplitimas? Pirmiausiai, tas yra labai susijęs su taip vadinama maisto revoliucija, kuri įvyko prieš 70, gal 80 metų, kai atsirado industrinis, pramoniniu būdu perdirbtas arba itin perdirbtas maistas. Ir prie to, aišku, prisidėjo ir šiuolaikinis modernus gyvenimo būdas. Atsirado daugiau perdirbto, ilgo galiojimo maisto. Technologijos visos pakeitė, bet to fizinį darbą, mažiau mes judame. Be abejo, atsirado daugiau streso, mažai kokybiško poilsio. Žmonės valgo greitai, nejausdami alkio, sotumo signalų. Ir turime rezultatą. Kūnas nebesupranta, kada saugoti, o kada deginti energiją. Didžiausia problema tai ir pavojingiausia sveikatos atžvilgiu, tai yra taip vadinamas visceralinis ar pilvinis nutukimas. Yra žinoma, kad visceralinis arba pilvinis nutukimas padidina mirties nuo širdies kraujagyslių riziką net 1,3–2 kartus. Ir kas svarbiausia, kad sutrikdo gliukozės apykaitą, padidina diabeto, aterosklerozės riziką ir širdies kraujagyslių ligų riziką. Yra žinoma, kad vidutinio amžiaus vyrai, kurie turi pilvinį nutukimą, jie yra rizikos grupėje susirgti miokardo infarktu. Ir dažnai tas pirmasis miokardo infarktas ištinka žmonės, kurie anksčiau neturėjo jokių nusiskundimų, bet turėjo pilvinį nutukimą. Taip, kad tai iš tikrųjų yra rizikos signalas, kad gali ateityje įvykti miokardo infarktas. Kokios pagrindinės priežastys yra pilvinio nutukimo? Be abejo, visų pirma, tai nesubalansuota mityba. Mes per daug naudojame itin perdirbtų maisto produktų. Taip pat perteklinio cukraus, rafinuotų angliavandenių. Ir iš kitos pusės mes naudojam per mažai daržovių, skaidulinių medžiagų, ypatingai prebiotinių skaidulų. Labai yra paplitęs persivalgymas vakare. Ir taip pat yra sutrikęs alkio signalų, tas signalizavimas smegenims ir mums trūksta leptino ar atsiranda atsparumas leptinui, todėl žmogus negauna signalo iš smegenų, kad jau užtenka valgyti, kad yra sotumas ir tada atsiranda atsparumas ir insulinui ir be abejo tada gresia antro tipo diabeto atsiradimu. Fizinio aktyvumo stoka. Mūsų šiuo metu yra labai paplitęs sėdimas toks gyvenimo būdas, sėdimas darbas, mažas fizinis aktyvumas, be abejo sumažėja energijos sunaudojimas, tada riebalai kaupiasi greičiau. Ir mes rekomenduojam visada paskutinį valgymą, kad paskutinis valgymas ar vakarienė būtų ne vėliau kaip 3–4 valandos iki miego.
tada tikrai nebus to svorio kaupimosi dėl to, kad valgome vakare. Taip pat didelę reikšmę turi ir lėtinis stresas ir uždegimas. Jeigu yra lėtinis stresas, dažnai mes jį slopiname emociniu valgymu. Ir tas emocinis valgymas dažnai vyksta vakare. Todėl ir kaupiasi tas svoris. Mes taip pat žinome, kad lėtinis uždegimas, kuris atsiranda dėl nesubalansuotos mitybos, taip pat didina svorį. Ir jeigu yra lėtinis stresas, uždegimas, kūnas veikia gynybos režimu. Nebedegina riebalus, o juos saugo. Taigi, apie lėtinį uždegimą. Ta vidinė priežastis tai yra lėtinis sisteminis uždegimas. Lėtinis sisteminis uždegimas dažnai paslėpta nutukimo priežastis. Jį gali sukelti nuolatinis perteklinio maisto vartojimas. Taip pat ypatingai didelę reikšmę turi maisto, kuriame yra pridėtinio cukraus vartojimas per daug gausus. Ir aišku, perdirbto, itin perdirbto arba industrinio maisto vartojimas. Ir per mažas vertingų maisto medžiagų suvartojimas. Ir netgi jeigu tau atrodo, kad valgai sveikai, dar svarbu žinoti, ar tikrai kūnas gauna tai, ko jam reikia. Labai svarbu atsiminti, kad lėtinio sisteminio uždegimo neveikia vaistai, kad mes neturim nei vieno cheminio medikamento, kuris galėtų sumažinti lėtinį sisteminį uždegimą. Tai koks sprendimas? Sprendimas turi būti kompleksiškas. Visų pirma, mes turime ir galime nustatyti lėtinį sisteminį uždegimą, turim galimybę tokią. Mes išanalizuojam mitybos balanso tyrimo rezultatus ir pagal tuos rezultatus mes galim teikti rekomendacijas, kokių maisto produktų reikėtų sumažinti, kokių maisto produktų yra deficitas ir kaip tą deficitą likviduoti. Ir labai svarbu, kad mes galime pasiūlyti biologiškai aktyvių medžiagų vartojimą. Tai omega 3 kartu su polifenoliais, prebiotinės skaidulas, natūralius maisto komponentus, kurie praturtintų mūsų skurdžią mitybą. Kita priežastis tai yra žarnyno disbiozė, kai trūksta gerųjų bakterijų, kai yra maža arba visai nėra gerųjų bakterijų populiacijos storajame žarnyne. Kai žarnyno mikrobiota išsibalansavusi, sumažėja gerųjų bakterijų. Silpnėja imunitetas, nes 70–80% imuninės sistemos atsako priklauso nuo gerųjų bakterijų. Atsiranda storosios žarnos uždegimas. Trikdomas virškinimas, hormonų veikla, riebalų deginimas. Dėl ko kyla disbiozė? Disbiozė dažniausiai kyla dėl to, kad mes naudojam labai išvalytą, rafinuotą, mažai skaidulų turintį maistą. Ir iš kitos pusės per daug saldumynų, rafinuotų angliavandenių turintį maistą. Per mažai suvartojame daržovių, o saldumynai, rafinuoti angliavandeniai yra maistas blogosiam patogeniniam bakterijom. Tai jos kaip tik prašo saldumynų, rafinuotų angliavandenių, nes jos maitinasi. Kaip visa tai yra susijęs su svoriu? Kai žarnyno mikrobiota išsibalansavusi, yra labai blogai pasisavinamos maistinės medžiagos. Kyla lėtinis uždegimas, ypatingai storajame žarnyne, kūnas pereina į gynybos režimą, sulėtėja medžiagų apykaita, riebalai nebedeginami. Tokie hormonai kaip leptinas, alkio hormonas, insulinas, kuris reguliuoja cukraus koncentraciją kraujyje, pradeda siųsti klaidingus signalus. Rezultatas atrodo, valgai mažai, sportuoji, bet svoris vis tiek nekinta. Ir tokiu atveju organizmas pradeda saugoti riebalus vietoj jų deginimų. Tarp kitko, mėsėdžiai, tie žmonės, kurie valgo daug mėsos, jiem dažniau atsiranda disbiozė.
nes raudonos mėsos perteklinis vartojimas kaip tik skatina blogųjų bakterijų populiacijos dominavimą storajame žarnyne. Na, reikėtų pradėti nuo tikslios diagnostikos. Norint atsikratyti antsvorio ir spręsti sveikatos problemas, būtina tiksliai žinoti, kas gi vyksta jūsų kūne. Ir tai neturi būti spėlionės. Todėl mes siūlome konkrečius moksliškai pagristus tyrimus, kurie galėtų parodyti, ar jūsų kūne vyksta uždegiminiai procesai, ar omega-3 kiekis yra pakankamas ląstelių apsaugai. Nes jeigu omega-3 kiekio trūksta, yra deficitas, tai iš tikrųjų bus sunku kovoti su antsvoriu ir nutukimu. Koks jūsų ląstelių membranų pralaidumas. Jeigu ląstelės membrana užsikimšusi dėl perteklinio sočiųjų riebalų naudojimo ir dėl lėtinio uždegimo, tai tikrai nei jokia dieta, nei didelis fizinis aktyvumas gali būti neveiksmingas, kol mes netidarysim ląstelės membranos. Taip pat kokia rizika atsirasti lėtiniam ligom. Nes nutukimas tai yra liga, ir kuri sąlygoja ir kitų ligų atsiradimą. Tai be šios informacijos lieknėjimas tampa tiesiog paprastu žaidimu. Ir pastangos gali būti nevaisingos, jeigu mes neturim šitos informacijos. Jei norite pagalbos suprasti, nuo ko pradėti ir ką tikrintis, galiu padėti. Ačiū uždėmesį. Jei dalyvavote seminare, kiekvienam dovanoju nemokamą konsultaciją. Kartu išanalizuosime jūsų situaciją ir rasime, nuo ko verta pradėti pokyčius jūsų organizme. Užpildykite formą po šią transliaciją arba parašykite man į nurodytais adresais. Prisijungkite prie žmonių, kurie rūpinasi savo sveikata ir rūpinasi ne šiaip savo, o protingai. Laukiu jūsų žinutės.